Ateik, reikia pasikalbėti. Džiaugiuosi, kad taip kalbėjo, aš irgi tavęs trokštu. Ne. Tik ne čia. Kur dėjai baro pinigus? Ką čia kalbė? Kokie pinigai? Neišsisukinėk. Žinau, ką padarai. Kur pinigai? Man reikėjo iš anksto sumokėti už kamerą, kitam parduos. Išprotėjai, tai labai rimta. Ne, nieko baisaus, atiduosiu. Pagaliau susitikom akis į akį, Fuentesai Čiagve. Jau seniai tavęs ieškojau. Taip ir neatneši pinigų. Ir neatneš, nes išleido. Kas tau galvoji? Nesudauk manęs. Kam pečių nešioji? Be to pempių lizdo. Žinai, kas už tai numatyta baudžiamojam kodekse? Ne, čia patikėk, turėjau labai rimtą priežastį. Klausau, klauk. Ne. Negaliu pasakyti, bet man tikrai nebuvo kitos išeities. Puiku, nežinau kodėl. Žiūrėk mane akis. Nežinau kodėl, bet šį kartą tavimi tikėsiu. Padėsiu trūkumą iš savo kišenės, bet liksi man skolingas. Tu man skolingas, supratai? Supratau. Puiku. Tik daugiau man nesirodyk už priekystelio. Ne, būk gera, neišmesk manęs iš darbo. Atidžiai paklausyk, ką pasakysiu. Aš gera, bet nekvaila. Tavęs niekam nepaskūsiu, bet padavėjo darbą gali pamiršti. Vika, nusiramink, nesinervink. Kaip man nusiraminti? Ką tik sužinojau, kad mano vaikinas vagis. Gal turėjo rimtą priežastį? Manai? Pavogė pinigus, kad vaizdo kamerą nusipirkau. Puikiai priežastis. Neužsisklesk. Pasistenk jį pakeisti. Pasikalbėk su juo, kad imtų gailėtis ir pasikeistų. Ne, tokie dalykai nesikeičia, Pilara. Negi nesupranti. Ką to Mija sako, su juo kalbėjai? Ne, Mijai, dabar galvojate grupės reikalai. Revai koncertas. Nenoriu jai dar vienos bėdos uždėti ant pečių. Ne, gal tu man gali padėti? Gal ką nors sugalvosi? Rokas blogai padarė. Tikrai labai blogai. Bet tu jo mergina, Vika. Pasikalbėk ir išspręskit šitą bėdą kartu. Ne, tai labai rimta. Nežinau, ar galėsiu su juo pasikalbėti. Klausyk, nuoširdžiai pasakysiu. Mes su Tomu dažnai pykstamės. Bet mano meilė daug stipresnė už bet kokį nesutarimą. Aš irgi jį myliu. Tikrai labai myliu Roką. Būtent, nebūk kvaila. Nepraras meilės, kurios taip seniai ieškai. Atsiprašau, kad trukdau. Maksis man atsintė žinutę. Gal tu jį matei mokyklai? Mačiau, buvau sutikusi. Mičia su juo kalbėjo. Nemeluok. Nemeluoju? Mičia sakė, kad nematė. Nežinau, tikriausiai norėjau pamiršti nemalonų pokalbį su to mulkiu. Jeigu nenori jo priimti ir suprast, bent įsikalk į galvą, kad Maksis labai šaunus. Tikrai. Nematai, kad tu vienintelė su juo ištveri? Manai? Jis turi labai daug draugų. Tikrai. Labai daug? Taip. O tu juos pažįsti? Apie ką kalbėt?